Sveiki, gyvi ir ačiū, kad esate kartu. Eteryje laida Krepšinio savaitė. Lietuvos krepšinio lygoje iš nesėkmių liūno ir toliau neišlipa Vilniaus Rytas. Beveik visą mačą pirmavę Utenos Juventus krepšininkai sostinėje tėškė jau ketvirtai antausį Rytui vietime fronte iš eilės 99-96. Nors priekyje uteniškiai laikėsi kone visos dvikovos metu, paskutinę minutę rezultatas švieslentėje buvo lygus. Tuomet iniciatyvos ėmėsi Lukas Uleckas. Jo tritaškis likus 2 sekundėms nukalė įspūdingą pergalę uteniškiams. Kviečiame šiuo betimu pasigrožėti. Prieš Džeriką Hardingą. 4 sekundės lieka. Uleckas iš toli. Lukas Uleckas. 3 taškai. Lukas Uleckas. Wow. Wow. Už visus tos metus. Uleckas nugalėtojų gretose buvo rezultatyviausias, pelnė 23 taškus. Verta pažymėti, kad Uleckas nuo 2020 iki 2024 vilkėjo Ryto aprangą. Evaldas Šaulys ir Hasanas Diara nugalėtojų gretose pelnė po 17 taškų. Ryto gretose 28 taškus surinko Džerikas Hardingas, kuris sprogo puolime trečiajame kėlinyje pelnydamas net 22 taškus. Šią nesėkmę kuo puikiausiai pasinaudojo Klaipėdos Neptūnas. Kitame šeštadienio susitikime susitvarkė su Panevėžio Lietkabeliu ir pakėlęs į antrąją turnyrinės lentelės vietą. Šį savaitgalį Klaipėdoje laukia antrojo rato baigiamosios rungtynės tarp Klaipėdos ir Vilniaus ekipų, kuriuose spręsis antrosios vietos po pusės reguliaraus sezono savininkas. Skaudų smūgį Rytas sugėrė ir tarptautinėme fronte. FIBA Čempionų lygos top 16 etape vilniečiai rungtynes su Stambulo Galatasaray ekipa pradėjo 9-0. Tačiau turkai kantriai gerino žaidimą ir antrajame kėlinyje pavijo vilniečius. Rytas po pertraukos pradėjo gerinti žaidimą, o Duigno Sargino tritaškiai išaugino Ryto persvarą iki 12 taškų. Vis dėlto Turkijos klubas nepasidavė. Paskutinėmis rungtynių akimirkomis Rytas turėjo progą išplėšti pergalę, tačiau tritaškis tikslo nepasiekė. Per papildomą laiką stipresni buvo Galatasaray krepšininkai. Galutinis rezultatas 89-85 turkų naudai. Kitą savaitę vilniečių laukia rungtynės su šiame etape dar nesuklupusia Lemano komanda. O dabar persikelkime į Europos taurės turnyrą, kuriame Klaipėdos Neptūnas iškovojo svarbią pergalę, kuri palaiko Neptūno viltį žengti toliau. Trečiadienio vakarą po klaipėdiečių kojomis krito grupės lyderė Jeruzalės Hapoel ekipa 98-92. Prie šios pergalės prisidėjo Richardo Lomažo ir Arno Veličkos tandemas. Latvijos sąskaitoje 31 taškas, o Arno kraityje 16 taškų, 12 rezultatyvių perdavimų ir 9 atkovoti kamuoliai. Klaipėdiečiams lieka 2 rungtynės užsikabinti už šiaudo. Kitą savaitę Neptūnas Salonikose žais su Aris ekipa, o paskutinėme ture namuose laukia kova su Stambulo Başakşehir ekipa. Gedimino Petrausko auklėtiniams reikia pergalės Salonikose ir pergalės paskutinėme ture. O laidos pabaigoje keliamės į Eurolygos kovas. Penktadienio vakarą Vitorijoje Silvenas Francisko surengė vieną geriausių karjeros pasirodymų ir pelnė 30 taškų. Francisko buvo pastatęs žaliai baltus į puikią situaciją ketvirtajame kėlinyje. Tačiau lemiamų metu Lietuvos čempionai užstrigo. Išvykoje patirta 11 sezono nesėkmė 91-102 Vitorijos Baskonijos ekipai. Nors Siskau koncertavo puolime ir pelnė 30 taškų bei surinko 29 naudingumo balus per paskutinės 5 rungtynių minutės, jis ir visas Žalgiris buvo uždarytas Baskų gynybos. Žalgirio gretose be Silveno Francisko rezultatyvumu išsiskyrė Dustin Slyva pelnės 13 taškų, Raito Kraityje 12, Igno Prasteikio 11. Po šios nesėkmės žalgiriečiai nukrito į 10-ąją turnyrinės lentelės poziciją. Kita savaitė bus dviguba, o pirmasis varžovas joje bus Monako klubas atvyksiantis į Kauną vasario 3-ąją. Šiandien viskas, aš su jumis atsisveikinu, iki kitos savaitės.